Mes specialiai dar juos į vidų neleidžiam, kad jie apsiprastų tam voljere, kuris yra lauke. Paskui leisim į vidų, nenorim, kad dabar jie slapstytųsi. Kai jie pripras prie žmonių srauto, tada jau jie galės laisvai vaikščioti. Bet dabar yra taip, jie nepripratę dar ir prie savo voljero ir nėra dar pripratę prie lankytojų tokio judesio. Nes jie kur gyvena buvo kitokios formos voljeras, kitokios struktūros ir jiems dabar vis biškit kaip ir nauja yra. Bet aš tikiuosi jau jie kažkur tai po mėnesio turėtų laisvai elgtis ir dieną. Dabar jie tik tai juda naktį, nes jų ir būdas yra gamtoj naktinis. Praktiškai ėda viską, jie nebaukštus nei paukščių kaulam, jie nieko. Skrandis tas atlaiko jų visus mėsėdžių charakteristikas. O ar daug suvalgo per dieną ir kiek sykių šeria? Dabar yra nedaug, dabar 2 kg į dieną mėsos, bet dar jie, dabar kaip yra naujoj patalpoj, naujoj vietoj, jie dar yra tokie neėdantis kaip gyvūnai. Gerti jau jie geria, žaidžia, bet ėsti dar nelabai ėda.